Emanueli, pagaliau, mielasis, tave radau. Tau skambina mano kabinete, mamytė. Mama, mama. Mano? Ką čia veiki? Norėjau tau šitą pasakyti. Aš irgi susitariau su Vincentu, šeštadienį einam pasilinksmint. Norėjau pasakyti, kad niekur nenoriu eiti. Kodėl? Kai papasakojai, ką mano mama pasakė, visai nenoriu jo matyti. Susitik su tuo asilu ir parodyk, kad tu netokiu, kaip sako tavo mama. Nesi maža kvailelė ir visai nepametė dėl jo galvos. Nemičia, geriau tegul viskas lieka kaip yra. Felė, jeigu pati nesiginsi, niekas tavęs neapgins. Žinai ką? Mudu su Vincentu lauksim tavęs ir to akiniuotos atvėrimo. Maksio. Lauksim parko bare. Tikiuosi pasirodysi. Iki. Mama, tu už 1000 kilometrų, negali manęs priversti. Eit pas daktarą. Gerai. Gerai, mama. Gerai, mama. Prižadu. Viso. Bučiuoju. Kas atsitiko? Nieko, kolučius jai paskambino ir smegenis praplovė. Jie irgi liepė eit pas daktarą. Koks jis įkyrus? Patikėk, mano tėvelis taip nesikiš niekada. Čia kita bėda. Mama nesuteiks tavo tėvui globos teisių, kol gaus tyrimus ir pasikalbės su daktaru. Juokauji? Kolučiai visada laimi, negali būti. Nesvarbu. Ką norėjai pasakyti apie Miją ir Franciską? Nieko, pamaniau, kad nori likti mokyklai, kad juos pastebėtum, nes jie draugauja. Išprotėjai, kas tau sakė? Pati mačiau. Ką tik buvau bare ir mačiau jas apsikabinusius. Kažkas tarp jų yra. Tikriausiai draugauja. Ačiū, palauksiu. Kas man belieka? Markita, einam užkasti. Tik. Dabar negaliu. Kas atsitiko? Padėk man. Eik, ko nors paimti ir paklausyk, ką Blasas kalba telefonu. Kodėl? Eik, sakau. Gerai. Gražu jūs matyt kartu. Ilgai užsisėdėjau, man reikėjo eiti, dažytojai laukia naujose namuose. Palauk, dar pabūk. Norėjau šito paklaus, mamytė. Klausk, mažutė, man nepatinka, kad pamokas praleidinėjai. Tikra teisybė, man irgi nepatinka. Liaukitės. Rimtai. Gana, statyk greičiau, saulelė, man reikia eiti. Tėverė, gali išeit? Mums reikia pasikalbėti. Gerai. Pasikalbėsiu su namo buhalteriu dėl mokesčių. Gerai. Nerimauja, kad tėveliui trūksta pinigų? Aš siūliausi jam padėti, tikrai? Ne apie tai norėjau pakalbėti, mama. O apie ką? Norėjau atsakyti tavo klausimą. Aš tavęs tiek kartų klausiau, nebeprisimenu. Tuoj prisiminsi. Klausai, kam trukdai draugaudama su Kolučiu? Pati žinau. Tau, Mijai, žinau, kad tai nepatinka. Ne, be mūsų. Kam dar? Tėveliui. Ką čia kalbi? Tikrai nemieloji. Jis tave myli. Ne, mieloji, ką čia kalbi, saulelė? Pati įsimylėjai, todėl to taip atrodo. Ne, tikrai žinau. Iš kur žinai? Pats sakė. Jis tave myli. Lesson? Break. Yes, you may go out. Neinat? Laukiam, kol leisit eit. Galite eiti. Jei leisit, norėčiau tarti žodį. Kaip mokinių tarybos pirmininkas visų mokinių vardu norėjau padėkoti inspektoriai, kad dalyvavo mūsų pamokoje. Labai ačiū, mokiniai. Išeinu sužavėtas. Šita klasė puikiai, pavyzdinga. Viso gero, mokytoja. Viso gero. Viso gero. Franai, turi laiko? Reikia pasikalbėti. Laura, ką girdėjai? Beveik nieko, Markai. Kažką nugirdai, pasakyk, ką girdėjai. Jis kažkam aiškino, kada atskrenda kažkoks lėktuvas. Kelintą valandą?
Nežinau, Markai. Tiek neišgirdau. Koks ten lėktuvas? Nežinau, Markai, gal paaiškinsi, kas čia darosi? Žinau, kad jau nemyli, bet kažkada mylėjai. Gal galėtum vėl pamilti? Saulelė, ką čia kalbi? Pati kažkada sakė, kad Martinas toks pat kaip tada, kai susipažinot pietuose. Ne, mieloji, tai buvo labai seniai. Dabar aš draugauju su Franku ir labai jį myliu. Kaip galima mylėti tokią mumiją? Ne, neleisiu jo įžeidinėti. Gerai, atsiprašau. Mama, puikiai žinai, kokia mano didžiausia svajonė. Turėti šeimą. Dabar jį taip arti. Pamėgink. Nesuprantu, ko manęs prašai, dukrelė. Pabandyk draugauti su tėveliu, bent trumpam. Pažiūrėsim, kaip seksis. Daugiau nieko neprašysiu, mama. Mano, daugiau tau nepasakosiu apie Miją. Kodėl? Aš tik noriu sužinot, ar ji draugauja su tuo tavo draugu Alejandru. Suprantu, bet Mija man tokia pati draugė kaip tu. Man nepatinka būti tarp dviejų ugnių, nenoriu skaudinti nei vieno, nei kito. Palauk, nu kada jūs tokie geri draugai? Susidraugavai su ją, nes aš prašiau, prisimeni? Prisimenu. Bet supratau, kad ji labai šauni mergina. Džiaugiuosi, kad turiu tokią draugę. Džiaugiuosi turėdamas tokią draugę? Ar yra dar šis tas? Man nepatinka kaip draugė ir viskas. Bare, jūs matėte ne visai draugiškai bendraujančius. Kas to priešnekėjo? Nesvarbu, jūs matėte ir viskas. Žinau, Sabrina. Jos nepainiu, ji čia nieko data. Geriau pamirš, Sabrina. Ji nori tave nutekti prieš Miją, kad apie ją negalvotum. Kvailių mane laikai, Sabrina nevedžios manęs už nosies. Vieną kartą jai pavyko, bet daugiau niekada. Būk atsargus. Žinau, ką sakau. Ne, Franai. Tu turi būti atsargus. Tavo naujoji draugė. Tuoj pradėsiu tavim žaisti, kaip su marionete. Myčia kaip sunkvežimis be stabdžių. Aš negaliu jo sustabdyti. Be stabdžių ir su milžinišku kėbulu. Jie nelaikyk prastų juokelių. Geriau man padėtum. Felė, nusiramink. Imgumos. Gerai, labai noriu. Kokios bėdos? Myčia nori mane priversti susitikti su Maksiu. O aš nenoriu, supranti? Nenoriu. Dar ko nors, mergaitės? Noriu, kad netrukdytum kalbėti su Mija. Štai ko noriu. Aš? Taip tu. Suprask, dirbė elito bare. Negalima pokalbių pertraukinėti. Galėtum dirbti kokiam gatvės kioske, ar ne? Klausyk, mažutė. Nematai, kad aš čia dirbu? Man jau nusibodo tavo prasta nuotaika. Aš nekaltas, kad tu surūgus ir kompleksuota. Prašau gražiai su manim kalbėti ir daugiau neerzint. Atsiprašau. Kaip gražiai jūs aptarnauja mūsų padavėjas. Tikriausiai pasirodėt panašios į kaiminės iš kaimo. Iš kur žinai, kad Lalas kaimietis? O jei ir taip, nu ir kas? Gražu žiūrėt, kaip ginasi prastuomenė. Norisi kokį uodą priplot. Paleisk! Gaurus nurausiu. Liaukis gana. Nudėsiu tave. Paleisk, kvaišą. Panelės, kas čia darosi? Kolučiai, liaukitės. Visi matėt, aš nieko nepadariau, jį pradėjo. Kolučiai, mokytojų kambarį. Eisiu su tavim. Niekur neisi. Viskas gerai, ponė Sančesai. Tiesą sakant, Dunofai, aš apstulbęs. Matot, ketvirtokai nėra pati tinkamiausia klasė stebėjimui. Jie labai neramus, toks jų amžius, jie paaugliai. Nesuprantu, kodėl taip kalbat. Jie man pasirodė tikri angelėliai.